Once upon a time, in the old town of Vilnius, Boris, the son of a textile merchant, and his wife Urte made a pact to bring back the beauty of natural linen and weave wonderful moments into people's everyday lives. Kai pradėjom, tai aišku buvo tas iššūkis, kad mes esam labai jauni ir viską turėjom išmokti. Tai pačioj pradžioj labai jautriai reagavom į kiekvieną. Užėjo ir nenusipirko, Dieve, kažkam gal blogai darom, kažkas nepatinka. Starting from their living room, Linen Tales was born and quickly evolved into a thriving family business. Customers were not only drawn to the soft, colorful linens, but also to the intimate setting where they could hear the story behind the brand's humble beginnings. Mes taip gyvenam ir tas atspindi ir tame brande. Tai jisai yra mūsų atspindys, kaip mes dirbam, kokius mes turim požiūrius, kokias turim vertybės. As the business grew, challenges arose, but with their shared enthusiasm and adaptability, they overcame every obstacle and forged ahead for 10 years on a path of continued success. In the heart of Old Town Vilnius, Linen Tales physical shops charm tourists and locals alike with their delightful selection of products, from soft bedding and clothing to elegant table linen. There's something for everyone. Svarbu išklausyti klientą ir suprasti maždaug, kas jam galėtų praversti. Ir tada įvyksta toks magiškas momentas, kai akis žyba, žmogus rado tai, ko jam reikia, visi patenkinti. Customers can also explore a carefully curated selection of gifts and souvenirs created by brands loved and supported by Linen Tales. And when the browsing and buying are over, they can sit and relax with a freshly brewed cup of coffee or cocoa in the cozy cafe area, or if the weather's fine, al fresco. Driven by innovation and the creative visions of Vida, the brand co-creator, Linen Tales expanded its product ranges to cater to diverse tastes. Tai mes tiesiog kuriam gyvenimo būdą su linu. Linas neatsiejama gražių namų dalis. Man tikrai jisai atneša viską: šilumą, stilių, jaukumą. Man labai patiko jos skonis. Kaip jinai rengiasi, kaip jinai gyvena, kokias knygas skaito, kokius filmus žiūri. Aš pasitikėjau ją kaip žmogum, kuri tai gerai padarys. Kai galvoju apie spalvą, tai spalva atsiranda ten sąmonėje ir pasąmonėje. Ir tada nešiojosi tą spalvą kurį laiką. Inspiracijos visur ateina. Iš tiesų reikia tik būti atvirom akim žiūrėti pasaulį. At the hands of a team dedicated to fusing the best of old and new, the very embodiment of quality, real linen, with its natural smell and texture, is enjoying a much-needed resurgence. Behind the scenes, skilled artisans meticulously craft each Linen Tales product by hand. Based out of a bustling hub, they ensure that every piece meets the highest standards of quality and sustainability. Linas natūralus, ar ne, nuo saulės, vėjo, lietaus, jis yra skirtingas ir tikrai vertingas produktas, ar neduotas mums, tai mes labai nusaugom. Vadinasi, kad nenorim išmesti, norim teisingai viską daryti, sukirpti, ar ne, kad visi krašteliai būtų audinio sunaudoti. Todėl mes labai ypatingą dėmesį skiriam tam. Mūsų ta pati idėja, kad mūsų gaminiai džiugintų kasdienybę. With their deep knowledge of natural linen and its variable nature, they've become masters of fashioning elegance, beauty, and comfort from even the most challenging batches. Pas save turim labai įdiegtas tas tokias vertybės ir komandą, kuris stipriai serga už produktą, meilė darbui, meilė produktui, ar ne. Kadangi visi produktai eina per rankas, tai su teigiama energija mes tą darom nuo pradžios. Lygiai taip pat mūsų partneriai, kurie dirba su mumis, jie irgi taip pat žino, ne, šitą mūsų produktą, meilę, pasitikėjimą, atsakomybę. Sustainability is at the core of Linen Tales' ethos. This extends to its packaging, which from the moment it leaves the warehouse to the moment it arrives in a customer's hands aligns with environmentally responsible practices. A playful tale accompanies each product to stimulate the imagination and encourage mindfulness. The short narratives add an extra layer of charm to every Linen Tales product and make each unboxing experience a memorable occasion. For Linen Tales, packaging is a reflection of its commitment to style and sustainability. With rustic refinement and an eco-friendly approach, every piece comes beautifully wrapped in recycled packaging and tied with a simple ribbon. For each customer, the arrival of a Linen Tales package is a moment to celebrate, bringing out a smile and a deep sense of joy as their box is opened. At the head office, a sense of camaraderie flourishes among the team. A tight-knit group, united by their shared passion for the brand and associated products, they're like family to one another. They prioritize listening to one another and their customers, fostering an atmosphere of respect and trust. Stengiamės girdėti žmonės, ne tik klausyti jų, bet ir išgirsti, ką jie sako, ir tai atkreipti dėmesį. Tai abipusis dalykas yra, kai jauti, kad tave išgirsta, tu tada ir nori ir atsiverti, ir gali labiau savimi būti, ir pasitikėti, ir tada geriau jautiesi. Together they navigate the challenges of business growth, celebrating each milestone and learning from every setback.
In the tapestry of Linen-Tail's story, each thread represents a commitment to quality, sustainability, and customer satisfaction. Kas kartą yra nauji projektai, nauji iššūkiai, kad ir 11 metų čia dirbu tikrai nemoku visko ir kas kartą susiduriu vis su naujais dalykais. Gamyba visą laiką yra sudėtinga ir visą laiką atsiranda kažkokių iššūkių, bet mano klientai man yra, kai kurie tampa draugais. Man atrodo, kad labai sunku gyvenime atrasti darbą, kuris taip ilgai džiugintų, kur su malonumu keltum ir eitum, tai aš jaučiuosi tokia atradus. From humble beginnings to global recognition, the family business remains rooted in its values, weaving a narrative of beauty and purpose with every product and interaction.